bičiulystė su skautais prasidėjo turbūt 89 metais, kai mes ryžomės važiuoti į jaunimo dienas Santiago de Compostela, labai gerai dar nesuvokdami, kas tas yra. Ir po to, gyvenant pas poną Laurent Valu, tai jis kiekvieną popietę, šeima išvažiavo atostogų į nežinau kur, ar Londoną, ar dar kažkur, mums užleido butą, bet ir pats su mumis bendraudamas, rodydamas Paryžių ir aiškinamas, sistemingai supažindino su Europos skautų idėjomis ir taip toliau, ir siūlė, ir kvietė dalyvauti ir įsijungti. Ir tada perdavė mums dokumentus dėl skautijos įkūrimo. In 89, Father Lustiger, who was the Bishop of Paris, said in the new cathedral, I say new because it was recently reopened, that Christians should be allowed to leave Lithuania or USSR and attend the youth days of Compostela. As I was a member of the Lithuanian diaspora, even though I have no married a Lithuanian or no roots from Lithuania, we were aware of this coming of this bus. And on the return, we obtained that they stopped in Paris, where we could welcome them and let them discover Paris. I asked to these Lithuanians who were very happy and want to thank me. I said, could you bring with you on the return, if you consider it's not too much risky, maybe yes, maybe not, the documents about Scout of Europe, then you would share them or give them to the most appropriate people in charge of restarting, redeveloping Scouting in your country. And they kindly accepted that. Some months later, I received a letter from Rimantas Olevicius, who tell me, we are interested in your scouting and we would like to meet you to know more and ask questions about that. He jumped in a train to reach Paris, and then that was just the time where the diaspora meets, so I could immediately answer his first questions and after redirect him towards Château Landon, where I had phone and immediate exceptional meeting was held because it was the time of Easter with Maurice Ollier and Jeanne Taillefer. So this was the very beginning of your organization. The first contact I had with the Lithuanian Association was in 90. We received a message from some Lithuanians, among which Rimantas Olevicius, who said, we want to visit you in Château Landon. So we said, why not, come with pleasure. And we welcomed him and Laimandas, and they came in April to our national center. I was with Maurice Ollier and we had an interpreter who was called Ramune, and they said to us, we are looking for scouting. We have looked in many places, we have asked many people, and we think that your scouting is the one we really want to practice. So do you agree to work with us? We were really impressed. In 93, Gilles Dadiev, at that time, who was the federal commissioner, he sent an official document saying that you were recognized by the Federal Council
as a member of the union. Pradžia pati, tai, sakykime, man tai prasidėjo nuo kelių asmenybių tokių Klaipėdoje. Tai pirmiausia, nuo Rimanto Ulevičiaus, kuris pakvietė mus su Edita Raubaite aplamai tapti skautėmis, dar Lietuvos skautėmis, ir kuris pirmasis prabilo mums apie Europos skautus, kad tokie yra, atnešė mums tą žinią ir pasiūlymą eiti Europos skautų keliu. Pasirinkimą tokį. Kiti buvo tai Raimondas Praleika, buvo Valentinas Danilevičius, Algis Bajoras, Vytautas Pašinskas. Tai tie vyrai, kurie buvo ta varomoji jėga, kurie atnešė tą idėją ir padėjo žengti pirmosius žingsnius. Ir tai buvo tas momentas, kai brolija buvo labai stipri ir kai jie padėjo sesėms atsirasti, padėjo sesėms organizuotis ir veikti. Iš tėvo buvau girdėjęs daug apie skautus, tėvas buvo skautas ir kadangi turėjau galimybių tais laikais padėti, pavyzdžiui, gaminant tokią atributiką, ženkliukus, diržus, dar kažką, tai aš pasiūliau Rimui Ulevičiui savo paslaugus. Rimas, būdamas labai energingas žmogus, pasakė, taip, palauk, tai reikia dalyvauti pačiam, sūnus, tada mano sūnui buvo 12 metų ir, sako, pasamdžius pradėti rinkti skautus Klaipėdai. Tada buvo tokia pačia buvo Klaipėdai. Tuo pačiu metu rudenį važiavome į Vilnių, į atkreipimą įsivažiavimą, jau turėjom grupę, jau buvom, kart buvom Vilniuje, buvom susitikinėjom su žmonėmis, su atkreipimąją grupę. Tai ir vyko suvažiavimas atkreipimasis Vilniuje. Buvo atvažiavę iš Jungtinių valstijų lietuvių skautų vadovai, seserybės virskautininkė Stefa Gedgaudienė, dar keletą žmonių. Vienu žodžiu, atkurtas skautų sąjunga, prasidėjo veikla kažkokia tai tokia dar mažai žinoma. Tuo metu Rimas Ulevičius gavo informaciją apie Skudorą. Su pasiūlymais jisai nuvyko į Prancūziją, į Paryžių, išsiaiškino, grįžo. Rimas grįžo su didelėm išlistom akim, pamatė visą kitą. Tai, ką mes turėjom, tai buvo didžiulė organizacija, tai buvo uniformos, tai buvo vėliavos, tai buvo gražu. Atsimenu, kad dabar, įsivaizduoju, sako, jie ryteliai. Jie gėda senas rytelių giesmes, rikiuotėje, jie vėliavą ima į rankas ne plikų delną, kaip pas mus, su baltom pirštinėm. Tai yra pagarba, tai yra tradicijoms, tai yra viskam. Sako, kaklaraiščiai, tai tais, pas juos yra kažkokie tai kitokie negu. Tiek daug pripasakas, mes čia taip visi, gal įdomu, gal kaip. Atvažiavo, dabar nesimenu, kelintais metais. Pirmas atvažiavimas buvo, atvažiavo Skuduro prezidentas Džiulis Daivr, Jean Defer, Loranas. Susitikom, perkalbėjom, viskas. Ir jie mums pažadėjo paramą. Rimas Ulevičius buvo pirmas skautas pokario Lietuvoje, davęs įžaidį. Aš gavau pirmas lazdą Vyčio. Tai yra, mes turėjom savo vardus Lietuvos skautų sąjungai, dėl to jiems buvo sunku mus prarasti. Bet tą vakarą, kai jau buvom Zotose, Šliogeris vedė visą sueigą, jau aš atkalbėjau Rimą, kad visgi duodam Vytui baltas pirštinės, tegul Vytas būna prezidentas,
nes Rimas buvo užsiėmęs labai ir merijoje, jis visgi užėmė pareigas. Jam nebuvo laiko blaškytis. Gal jis tada nebuvo patenkintas tokių pasiūlymų, bet buvo sprendimas priimtas. Ir balsavo visi 12-mečiai, 15-mečiai, kas nori. Aš tada pagalvoju, galbūt tada tos patiko beretės, mėlynus ir tas ženklas, nes per sausio įvykius jau mes jau turėjom tas beretės, jau buvo visos uniformos jau buvo, tai negalėjom nuimti vaikams nuo galvų. Tai buvo skiriami ženklai, kad skautukai kažką tai daro, tai minioj. Bet kaip ne kaip, visgi tada buvo pradžia padėta Linesai. Buvo ženklas sukurtas, prasidėjo mūsų dalyvavimas Europos skautyjai. Volungėla, parodyk man kelią, oja, ojaja. Parodyk man kelią, oja, ojaja. Parodyk man kelią, kur kalnelis, ten dvarelis, pakalniai berželis, oja, ojaja. Iš tiesų tas susitikimas su skautais, aš manyčiau, su Europos skautais, tai buvo nuotykis. Nuotykis ne tik man, nuotykis ir tiems Klaipėdoje, kurie pradėjo organizuoti Europos skautus, ir aš prisimenu tos pirmus susitikimus, kai atvažiavo į Kretingą grupė vyrų ir tokie tautiškai nusiteikę, pilni entuziazmo, Ulė, Raimondas, Barbarosa, Valdas, Šliogeris Vytautas, amžinatilsį, pora iš jų jau yra. Ir iš tiesų tas kalbėjimas apie gyvenimą, kalbėjimas apie mūsų tautą, apie Lietuvą, nes dar sovietų kariuomenė buvo Lietuvoje. Ir pirmas toks troškimas jų širdise, kad reikia burti jaunimą tokio tikėjimo ir tautinio pagrindo. Susimaišė ir ta meilė Dievui, meilė tėvynei, meilė tai tiesai. Ir ką aš pajutau, mane uždegė ne vien tas nuotykis, bet uždegė tų vyrų toks apsisprendimas. Alkis tiesos, tiesos apie mūsų tautą. Alkis tiesos dėl tos okupacijos, dėl laisvės troškimas. Ir iš tikrųjų matėsi, tie vyrai troško kitokio gyvenimo. Sakau, ta tokia pradžia, aš nežinau, neprašytum jokio knygų. Ir tai nepapasakosiu jums, kurie dabar klausotės tų mano žodžių. Tai, sakau, ir nuotykis, ir fantastika, ir gyvenimas, ir taip gražu, taip šiurpulinga, ir taip tikra. Ir žmonės tikri, ir su tais visokiam klaidom, ir ten kartais su pablūdinimais. Aš prisimenu kaip vienas iš gražiausių metų, savo gyvenimo metų, tą buvimą Europos skautuose. Sraunus upelis tekėjo, oi valioj, valioj Lietuva. Sraunus upelis tekėjo, sraunus upelis tekėjo, pulkas bernelių stovėjo, oi valioj, valioj Lietuva. Linesos dešimtmetį aš galėčiau pavadinti Dievo malonės laiku, nes iš tiesų jau buvo užaugusi skautų karta, kuri galėjo prisimti atsakomybę ir kuri jau buvo mačiusi realiai, kas yra Europos skautai, daugiausiai Prancūzijoje, ir norėjo tokiais būti. Tai pagrindinis to laiko uždavinys buvo įteisinti organizaciją, o tam reikėjo iš tiesų begalės dokumentų. Bet tas laikas buvo iš tiesų Dievo laiminamas ir daug žmonių labai dėjo pastangas, kad tie dalykai būtų padaryti ir, sakysim, brolių pranciškonų buvimas ne po vieną, o pavyzdžiui, būdavo stovyklos, kai mes turėdavom juos visus 3, tai iš tiesų buvo labai stiprus laikas. Ne tik tai dėl kažkokio formalizavimo, bet tokio
tapatumo augimo ir tokio dvasinio formavimo, kad Europos skautai visų pirma yra pastatyti ant krikščionybės. Ir galbūt paskui laikui bėgant mes susidūrėm su tuo, kad vis dėlto tai yra žmonių organizacija. Ir iškyla įvairių sunkumų, kuriuos reikėjo įveikti ir išgyventi skautiškų kelių, kažkokią tai brolystę išspręsti. Aišku, kaip žmonėms mums nepavyksta visko tobulai padaryti. Tačiau man tas laikas iš tiesų yra pilnas nuostabių prisiminimų ir dėkingumo. Dėkingumo Dievui ir broliam ir sesėm, su kuriais teko veikti. Bumbariare, 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 aš mėgstu gėles, aš mėgstu narcizus, aš mėgstu kalnus, aš mėgstu ir kalvas, aš mėgstu laužą, kai ugnis rusena. Bumbariare, 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 aš mėgstu gėles, aš mėgstu narcizus, aš mėgstu gėles, aš mėgstu ir kalvas, aš mėgstu kalžas, aš mėgstu ir kalvas, aš mėgstu. Dažnai žvelgdami į istoriją mes galim pasakyti, kad praeitis skamba dabar. Dabar čia ir dabar. Namuose, gamtoje, veikloje, broliškose, seseriškose santykiuose tarpusavyje. Kadangi kurdami gyvenimą mes kuriame ne tik žmogiškai gyvenimą ir krikščioniškai gyvenimą, mes esame tos istorijos, papročių, tradicijų, visų tų vertybių, kurias gauname iš vakarų Europos, esame teisėjai. Gyvendami Lietuvoje ir mąstydami, ieškodami jaunosios kartos, mes vyresnioji karta, ta karta, kuri galbūt skautavom daugiau kaip 15 metų, galim pasakyti, kad tos vertybės nesensta ir tas vertybės perima ir vilkiukai, ir skautai su skautėmis, ir tie vadai, kurie šiandien yra apie 25 metų amžiaus. Patikėję, kad tos vertybės kuria gražesnį, šviesesnį, gilesnį ir malonesnį gyvenimą tarpusavyje, mes galime iš tiesų atsiliepdami tas vertybės mąstyti, ieškoti ir svajoti apie naujus žygius, apie naują patirtį, apie naujus išgyvenimus. Kam to viso reikia, galbūt galėtų kilti klausimas. Vienintelis klausimas, iš šį klausimą atsakymas būtų tai, kad mes norime būti žmonėmis, mes norime būti krikščionimis, mes norime būti savo lietuvių tautos dalimi ir tas visas vertybės atnešti į tą brolišką ir seserišką Europos skautų judėjimą. Скауты будет! Здесь будет! Скауты будет! Здесь будет! Tikiuosi, kad šičia prie Eifelio bokšto, kurį mes dabar matome už mūsų, Europos skautai iš Lietuvos vis dažniau okupuos, kad galbūt šitame Marso lauke įsteigs savo kokią nors parodomąją stovyklą, kaip kad buvo susitikimas su popiežium, galbūt čia bus kokie nors skautų susitikimai, kad bus pilnas laukas šitą Lietuvos Euroskautų. Tai va, kadangi čia prasidėjo Euroskautų judėjimas, ta prasme, kad Prancūzija visą laiką būdavo vežanti šalis Europos skautų judėjime. Aš tikiuosi, kad tas fakelas, ugnis per Euroskautus, kurie dabar čia lankosi Paryžiuje, bus perduotas kitiems Euroskautams, kad neužgestų ta ugnis ir kad jie visą laiką ją
Tiek linkėjimų iš Paryžiaus. Amen. Tiesiog norėčiau, kad skautai šventintys tokį gražų jubiliejų, aišku, irgi būtų kaip ir atsvara susvetimėjimui ir duotų netgi naujus akcentus, nes vis dėlto šviesa negali nešviesti, ne? Šviesa turi savo jėgą. Kiek tamsybių ir debesų bebūtų, visiems šviesa prasimuša ir pro debesis. Tai tos vilties didiesiems skautams. Aš mėgstu gėles, aš mėgstu narcizus, aš mėgstu kalnas, aš mėgstu ir kavas, aš mėgstu kalnas, aš mėgstu ir kavas, aš mėgstu laužą, kai ugnis rusena. Bumbarjare, 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 bum.